nes kartais tokių man pokštų būna, kad aš neišeinu į eterį, bet labai tikiuosi, kad išėjau. Tai dėl viso ko pasižiūrėkim, ar ten esu, bet tikėkime, kad išėjom ir tada, ir tada einam su būtent ta tema apie etmedia dėžutes, ar ne, nes einu su tokiais įvairiais klausimais arba tiesiog ore, kaip sakoma, girdžiu ar ne iš žmonių, kad čia, kažkokia mistika, kai pradedi kalbėti, taip nebūna, čia kas čia, kaip čia, žinai. Tai va, tai norėtų tą mistiką šiek tiek nuimti, arba dar kita dalis žmonių masto, kad, čia gal tik tai jaunimui, čia aš jau per sena, žinai, kaip visą laiką nurašinėti save visi greiti ir čia gal ne man ir panašiai, arba dar kitiem, tai čia viskas reklama, o reklamos aš teliko nežiūriu, aš ten dar kas nors, žinai, iš serijos, ir viskas čia ne man. Iškart užsidarimas, iškart užsiblakavimas bet kokia informacija. Tai va, tai dėl to norisi įnešti tokio aiškumo ir lengvumo į visą tai, kad žmonės tiesiog suprastų, kas tai yra, nes vis dažniau mes girdim ir jo labiau, kuo dažniau dalinamės, tuo dažniau ir girdim žmonių tas kažkokias tai ar abejonės, ar klausimus tvyrančius galvose, kas čia per dėžutė, kas čia per dalykai, kaip čia, kas čia ką, žodžiu, kaip tas veikia iš vis ir ar iš vis man verta tuo domėtis. Tai ir kas dažniausiai kyla, tos visos mistika, ten ne man, ten dar kas nors dėl to, kad tu negaligi pasidalinti, sakykime, kažkokią tai mažą žinutę Facebooko postų, pavyzdžiui, ar ne, ir viską išdėstyti. Tai paskaito kažkokią nuotrupą ir iškart, žinai, nuomonę, ne, tai čia ne man, čia, kaip sakau, mistika jaunimui arba ten kas nors tokia. Tai va, tai noris tą mistiką išsklaidyti, tas visas abejonės ir baimės taip pat nuimti, nes visos baimės dažniausiai yra iš to, kad mes nežinom visumos. Žinom kažkokią detalę, iš kurios susikuriam kažkokį tai baubą galvoj, klaidingai interpretuojam ir paskui einam su ta ir dar nedaugdė kitiems kalambijam tą patį. Tai va, tai todėl šiandien noriu pradėti būtent pokalbį apie tai, nes jau senokai kalbėjau apie tą etmedia dėžutę ir kviečiu Gintautę tave įsijungti visą tai be didelių kažkokių terminų, specialių schemų, reklaminių kažkokių lozungų ar dar kažkaip tiesiog labai paprastai iš tiesų, kas tai yra ir galbūt kas tai yra tau, nes tai vis tiek per tave atėjo šita žinia į Lietuvą ir kuo jos realiai, bent jau iki manęs atėjo į Lietuvą ir kuo jos realiai gali pasitarnauti, sakykime, kiekvienam iš mūsų, ar ne, arba tiem, kuriem tai bus įdomu. Bet prieš tai, kadangi aš jau čia senokai tave be pristatinėjau, tikiu, kad yra naujų veidų, naujų žmonių ir mano aplinkoje, tai iš tiesų Gintautė yra tas žmogus, kuris su etmedia labai gerai pažįstamas, susipažinęs, matęs realiai ir pavyzdžius, ir tą veikimo procesą, kas ten vyksta ir kitose šalyse. Žino, kaip sakoma, tos už ir prieš ir tas žmonių reakcijas visokias ir panašiai, nes Gintautė Liuknevičienė būtent ir yra MyVault ir etmedia vizionierė, marketerė, kaip sakau, viešnia iš Airijos, dažnai viešinti pas mus Lietuvoje ir užsiimanti būtent plėtra viso to Lietuvoje. Tai labas, Gintautė, smagu tave matyti. Labas, Aneta, ir labas visi, kurie dabar žiūrit arba žiūrėsit. Ir čia dabar buvo labai graži manęs reklama. Ačiū. Jo, ir kaip yra paprasta reklamuoti, ar ne? Ypatingai reklamuoti tuos dalykus, kuriais tu tiki, kurie tau kelia kažkokį tai susižavėjimą, sakykime, nes tu man iš tiesų esi tas žmogus, kuris būtent keli tą susižavėjimą, savo energiją, savo entuzijazmų, savo tikėjimų, savo nuoseklumu ir tą lyderystę, kurią demonstruoji, tiesiog visą savim. Tai aš be galo esu laiminga turėdama tave savo draugijoje ir dar galėdama pašnekinti, va taip ir kitus supažindinti su tavim. Ir tu dabar, žinai, labai gražiai, va, kaip ir kalbėjom, kad reklama tai mistika, ta prasme, ne? Žiūrėk, kas yra kas ale reklama, ką tu ir pasakei, tai, kas eina iš širdies, tuo, kuo tu pats tiki, kuo tu žaviesi, kuo tu džiaugiesi. Tai va, tai čia, tiesiog, tai yra pasidalinimas, ne? Pasidalinimas turima žinia, turima informacija, tai yra labai normalūs dalykai, bet kažkodėl žmonėms tas, jeigu reklama, tai jau čia kažkas, žinai. Tai jau čia pradedam nuo tų mistinių dalykų, ne? Tiesiog
manau, kad čia galėtum tu daugiau netgi pakomentuoti tą įsitikinimų žmonių, kur kažkokie tai patirtys, blokai atsinešti gal net iš kažkokių tai suformuotų kažkieno tai nuostatų, ne? Ir jau iš karto žmonėms užkiša ausis. Labai teisingai pasakėjai, užkiša ausis ir paskui viskas atsijungimas ir net nebenori nei girdėti, nei domėtis, nei būti tame išvis. Tai taip, super, Gintauta, aš dėl ko čia, kaip sakant, galbūt tiem, kurie manęs nepažįsta, tai kodėl sako, tu gali geriau, dėl to, kad aš dirbu su būtent visokiais blokais, žmonių baimėm ir taip toliau, esu intuityvioji mentorė, dvasinio verslo kūrimo kaučė, akademija Perkurk save ir mes šiandien, na, ne tiek apie mane, kiek apie dėžutes, apie kurias geriau žino Gintauta, dėl to aš ją čia ir pasikviečiau, kad tą visą mistiką ir padėtų nuimti jau už tos realios patirties, sakykime, pusės, ne tai, kad ką mes ėjimas per tas vidinės baimės ir panašiai, bet vis tiek, aišku, prie to prisiliečiam, nes čia yra visako, nu, sakykime, pagrindas, iš ko ir kyla tos baimės. Tai Gintauta, jeigu trumpai, kada tu pirmą kartą apskritai apie tas dėžutes sužinojai ir kas va tavo galvoj kilo, kai tu išgirdai apie jas? Kadangi pati MyVolde kaip marketeris, rinkodaros specialistas jau esu 15 metai. Ir žinai, tie, sakykime, kompanijos projektai įvairūs būna, tai šitas projektas aš jį išgirdau, dabar galvoju, kažkur tik 4-5 metai atgal. Kompanija jį tiesiog idėją paleido prieš 5 metus, dirbo su šito projektu apie 40 IT specialistų. Ir žinai, mane ta idėja iš karto išgirdus, būna, ne, momentai, kai tu kažką pajauti širdim ir galvoju, wow, čia tai bent. Ir žinai, nežiūrint, sakykime, dar iš karto ir apie amžių, nes tikrai vis tiek mano kartos žmonės, jie labai daug atmeta, ypatingai jeigu kažkas yra susiję su naujienom, su technologijom. Tai aš tikrai labai laiminga, kad aš esu šitoj kompanijoje, nes man neleidžia senti, nes tai yra naujienos, tai yra technologijos ir šita pati idėja nauja. Aš galvoju, viešpatie, nu tai kaip yra faina, nes čia bet kokio amžiaus žmogui. Ar tai bus studentas nuo 18 metų, ar tai bus senjoras 80 ir plus, tai yra projektas, kuris visiems sukurs vertę. Ir žinai, tas, kada tu pamatai, kad tai yra vertė, kurią tu gali duoti kitiem, tai ką mudvi pradėjom kalbėti, kai tu pamatai, wow, kai faina ir supranti, kad faina ir kad tu gali prisidėti prie kitų žmonių gerovės, ne? Nu, tai savaime gaunasi. Ir žinai, tas, aišku, po to buvo kažkur tai prieš 4 metus, aš pati ir apsilankiau kompanijos įmoniai 360 Coatleip, kur būtent dirbo tie specialistai ir jau pamatėm idėją papunkčiui, kaip tai atrodys. Ir galvoju, nu tikrai, tai yra, galvojant apie patį projektą, kaip apie reklaminį projektą, tai vyšnia ant torto, ko kol kas tikrai nėra rinkoje verslams. Nes tai yra vertė verslams, bet mes dabar grįžkim prie to paprasto kiekvieno žmogaus, kiekvieno, kuris šiandien dieną įsijungia įrenginį, televizorių, kompiuterį ar ten, sakykime, žaidimų konsolę. Tai grįžkime prie tų paprastų dalykų ir kai tu matai, kad tai vertė gali būti kiekvienam ir žinai, ir mano kolegijas, aš pamenu Joaną, kažkaip irgi iš karto ta mintis, wow, kaip fainai, taigi senjorai, jie savo didžiąją dienos dalį ir ypač žiemą, kai jau negali į sodus išvažiuoti, kai jau neišeina pasivaikščioti į parkus, jiegi praleidžia prie savo mylimų serialų. Ir kad tai jiem gali sukurti papildomus pinigus, šitas projektas, kur jiem pasidengs galbūt, sakykime, elektros sąskaita, ar ten dar kažkokia sąskaita, nuo to, ką jie daro ir taip kiekvieną dieną atsisėdę ant sofutės ir įjungia televizorių. Tai, žinai, čia gal buvo tas, sakykime, net dabar, žinai, pasišiaušė kūnelis, nes galvoju, jo, ta pirma idėja buvo, wow, kaip faina, kad žmonėm prie pensijos dasidės papildomi pinigai. O man kūnelis šiaušiasi, žinau, klausant tavęs ir tų minčių, kad kitiems, visiems ir taip toliau, tai va čia, ką aš vadinu gausos sąmonė, ar ne tai, kad va čia man, aš čia pati kažką tai užsidirbsiu iš to ir panašiai, bet
Tai einam su ta žinia, kad va, ir tam galiu padėti, ir tam galiu padėti, ir studentui, ir pensininkui, ir visiems kitiems, kam tai yra įdomu, aktualu, ir galų gale, kaip sakai, ir verslams, ir eiliniams pirkėjams ar gyventojams, ar kaip mes ten bepavadinsim. Super. Tai va, tai čia aišku dar irgi toks momentas, žinai, kad, aš neturiu televizoriaus, aš ypatingai mano auditorija, žinai, ten ta dvasinė keliu einanti, labai daug žmonių tokių, kurie ten, kaip sakau, skraidantis ir nieko aš čia nebeklausau, nebežiūriu, bet palauk, jeigu mane matai, tai reiškia vis tiek kažkokį aparatą turi, ar ne? Taip. Ir čia ta linksmoji dalis, kad čia mes nekalbam apie televizorių kaip po tokį, mes kalbam apie galimybę prijungti tą dėžutę prie aparato, per kurį tu žiūri ir per kurį galima transliuoti, ar ne? Taip, mes nekalbam apie televizijos kažkokias kanalus, ne? Nes aš žinau ir tave, ir aš pati, be televizoriaus, ta prasme, be televizijos, gal taip įvardinčiau. Nes televizorius tai jisai yra, būna ir YouTube'ą pasileidė, ne, ar muziką, ar ten kažkokį tai klausaisi kaučerio kažkokio, ta prasme, tai yra įrenginys. Taip, ir visi naudoja, nesuvokia, kad naudoja, tos visus aparatus, sakykime. Jo, taip. Aha, tai čia ta viena, sakykime, dalis yra tokia, kad tai yra iš tikrųjų visur pritaikoma, visiems prieinama ir galima pasinaudoti, ar ne, bet jeigu aš asmeniškai, ką aš galėčiau gauti, nes vis tiek visada įdomu ne tik tai, ką kiti gali gauti, bet ir ką aš asmeniškai galiu gauti, ar ne? Tai va, tai ką aš čia galiu gauti ir kokia ta vertė, sakykime, man būtų, ar ne? Tai gal galėtum irgi prašviesinti. Jo, matai, kaip ir tu paminėjai, aš esu tas, žinai, skraidantis suvalkietė, ne Olandas, bet suvalkietė ir tikrai labai džiaugiuosi, kad ir kompanija, žinai, tarptautinė, pasaulinė, nes 57 šalys, tai aš dabar šiek tiek pasižiūrėjusiu į tai, kur jau tai veikia, ne? Nes projektas yra startavęs jau 4 šalyse praėjusiais metais. Dar prieš tai, apie metus laiko, jį kompanija testavo Italijoje. Ir tikrai galim pasidžiaugti tuo, kad normalu, ar ne, žiūrint į tai, kad tai yra investicijos ir kompanijai, tai nepaleidžia projekto taip, kad naura, kaip sakykime, ne, vis tiek reikalinga bazė. Ir įsivaizduok, pirmiausia, tai yra smagu, kad Lietuva, mes su kitais rinkodaros specialistais, tikrai aš, per mane tik tai yra žinia. Žinios, patirtis, sakykime, informacija, kurią aš dalinuosi, bet tikrai yra daug žmonių, kurie kūrėm tą bazę, kad šitas projektas greičiau startuotų ir žinai, šiandien net įsivaizdavau tą mūsų laivo pradžią, kaip faina, jau, nes jau dėžutės, jau apie 2000 etmydinė dėžučių parvažiuoja į Lietuvą, ne kažkada. Jau mačiau, dalinaisi, jo. Jo, žinai, ir tas ir yra labai smagu ir tos patirtys iš tų kitų šalių. Aišku, negalima pasakyti žmogui, žinai, šiandien tu prijungsi etmydiją dėžutę prie savo televizoriaus ir tau per mėnesį grįž ten 50-100 eurų. Aš to negaliu pažadėti. Ne, čia tūkstančiai turi grįžti, tūkstančiai. Čia girdėjai paskutiniu metu, kokias čia ėjo vaikščios sumas visur. Tipo investuok ten 1000 ar 1,5 ar kažkiek ir čia toj pat atgausi dar daugiau 1000. Tai ir paskui kiek žlugusių sielų. Tai va, dėja, aš čia noriu pasakyti, turi žmonės suprasti tai, kad naujas projektas, aišku, kad jisai jau veiktų, tai dar yra darbo procesas. Aš įvardinčiau, žinai, buvo laikas vizionieriai, kurie žmonės patikėjom, ne, kad tikrai faina, jeigu kitur veiks ir pas mus. Šiandien dienai grįžta jau etmydija dėžutės ir prasidės dar kiti veiksmai, kad jau jos uždirbtų pinigus. Ir va čia tavo paklausimas tavo, kas man iš to nauda, tai aš noriu pasakyti ir tau, ir kiekvienam, kuris turės etmydiją boksiuką, dėžutę, prijungs prie savo įrenginio, tai žmonės tiesiog nuo tų savo kasdieninių įpročių, ar televizorius įjungtas, ar kompiuteris, ar žaidimų konsolė, jie uždirbs pinigus, grynus pinigus į savo banko sąskaitą,
kurie praktiškai netgi neapmokestinami, tiek kiek jų pareis per metus, tai tikrai yra neapmokestinama suma valstybės. Taip kad vėlgi ramiai, nes čia vėl baimės atsiranda, tai dabar uždės man mokesčius valstybė, nes iki 2,5 tūkstančių eurų per metus, jeigu tai nėra darbo pajamos, ne, tai yra neapmokestinama, tai Dieve duok, kad per metus tiek sugrįžtų. Aišku, tai vau, čia jau bus tikrai, manau, kad kelių metų bėgyje gal ir tiek žmonėms sugrįž. Tai žiūrint į tą praeitį, žinai, su kitom šalim, italai, jie testavimo etape, Italijos buvo vienas regionas paimtas, kur daug labai buvo MyWold prekybininkų, bendruomeniai pati MyWoldo išaugus. Ten generavo jau žmonėm kai kam per mėnesį ir 100 eurų. Tai šalia viso to, kad tavo kasdieniniai įpročiai sugeneruoja papildomai 100 eurų per mėnesį, manau, kad čia yra wow. Toliau kitas etapas, sakykime, pernai jau startavo šalys netestinės, ar ne? Tai aš tikrai esu gavusi iš kolegų iš Austrijos, iš Klotinės, kur, matai, vėlgi iš Klotinės kiek grįžta pinigų. Tikrai buvo žmonių netgi pirmais mėnesiais, kuriem per mėnesį susigeneravo 16 eurų, 18 eurų. Bet tai buvo patys pirmieji mėnesiai pajungimas, paleidimas. Tegul tas būna startas, aš kaip sakau, Lietuvoje pradžia, nu gerai, kad ir nuo tų 5 ar ten 10 eurų per mėnesį, ne? Nu suprasti tai, kad tai veikia ir tai veiks. Ir čia net minčių nėra, kad ta prasme, jeigu kitur veikia, žmonės naudojasi šitą galimybę, kai ką, ar lietuviai tuo nepasinaudos. Aišku, aš manau, kad žmonės tie, kurie supranta, žinai, ne tai, kur greitai ir sudegė, bet kur stabiliai, su kantrybė, ramiai ir viskas tikrai yra. Greitai ir sudegti, žinai. Kaip pavyzdžių, lakiau, nu. Jo, tai va, tai žinai, tai va tie... žmonėm, bet yra kaip yra. Jo, tai va tie tokie skaičiai, žinai, ir įvardinti, kad konkrečiai, kad tau konkrečiai kas mėnesį pareis tokia suma, apie tai aš kalbėsiu rytoj vakare. Nenoriu šiandien išsiplėsti, nes mes sutarėm, kad laivą padarysim trumpą, ar ne? Tiesiog labai norisi išnešti tą žinią žmonėm, kad jau, kad ateikit paklausyti, nes rytoj vakare, 21 valandą Lietuvos laiku, aš padarysiu Zoom susitikimą tiem žmonėm, kurie dabar išklausę mūsų pokalbį, komentaruose, ten, kur matote transliaciją ant tos Facebooko sienos, tiesiog komentaruose palikite įdomu ir jūs gausite Zoomo nuorodą į rytojaus vakaro 21 valandai susitikimą. Jis bus maksimum 30 minučių, bet aš tada parodysiu daugiau, kaip tai veikia, iš kur tie pinigai generuojasi, nes vėlgi, nu nėra pinigai iš oro, jie turi iš kažkur pareiti, bet aš papasakosiu rytoj. Rytoj iš kur tos naudos, kaip jos generuojasi, kaip jų turėti daugiau, kaip atrodo ta pati dėžutė, ar ne, tiesiog, nu, mes pakalbėsim būtent su kiekvienu. Rytoj paprastai, lengvai, būtent šita dalis, kur gali pasinaudoti kiekvienas žmogus. Tai tikrai kviečiu, išgirskit, sužinokit, neatmeskit galimybės, nes jinai bet kokiu atveju pasieks jūs. Tik tai, žinot, pirmieji, kurie išgirs, žmonės prisijungs prie tų vizionierių, aišku, nu, manau, kad jie bus tie vat patirtis didesnė, ne? Jie tiesiog jau turės daugiau pinigų, greičiau. Nu tai va, tai ta linksma gaidelė, kaip sakoma, tie, kurie dar ant tvoros, kaip sakau, dar kažkokias tai galbūt abejonėse arba smalsumo vedami, nori sužinoti daugiau, tai gali rytoj jungtis 21 valandą Lietuvos laiku į Zoom. Nuorodą mes, kada gausim jau jūsų parašymą, kad domina ar ne, tiesiog pateiksim ir gal net kažkas, kas dalinsis šituo laivu, galit kreiptis tiesiog į tą žmogų, kuris pasidalins ir gauti tą Zoom nuorodą tiesiogiai. Tai tam kartui tiek. Taip, nes norisi, žinai, kodėl aš to pasakysiu, kodėl šį kartą norėjosi va taip, kad tikrai ateitų žmonės tie, kuriem tikrai įdomu. Nes, žinai, būdavo kalbam ir tas va viešai, ateikite tie, kuriems įdomu. Tikrai labai smagu. Taip, nu, žmonės, žinai, va, Žaneta, aš labai laiminga mūsų gyvenimo susitikimu.
prieš 2 metus, ar ne? Ir tu tada turėjai projektą Gausos sąmonė. Ir tu pameni tai, ką tu išgirdai, ką aš tada kalbėjau dar, ne? Kalbėjau apie aplamai, apie viziją šitą. Ir tave pačią, tai vat būtent, kad tai yra gausa. Ir žinai, ir vat būtent, sakykime, žmonės, kurie tikrai tą savo sąmonę plečia, kuriem gausa tai yra tai, kas ateina ir nori priimti, tai mes vat ir kviečiam ir dalintis informaciją, norisi su tais, kurie nori ją gauti. Puiku, ačiū, kad tu skleidi šitą žinią ir, kaip sakoma, išnešam plačiau žmonėms susipažinti su visu tuo, nes kai įsigilini, matai, kad tikrai yra vertinga, bet tu, kaip sakai, apsimoka. Tai va, tai ačiū tau, ačiū visiems, jeigu turit klausimų, rašykit, o susitinkam tada rytoj vakare išsiaiškinti viską detaliai. Ačiū tau. Dėkui. Ir visiems sakau iki rytojus vakaro. Iki.